example. Kas supras. Taip, tai mes jau atskridom, norėjau sakyti, būtų gerai. Mes tiesiog atvažiavome oro uostą. Su tokiu vaizdu sėdžiu. Žiūriu, kaip lėktuvai kyla ir stebiu juos. Dabar man reikia šiek tiek padirbėti, nes skrydis mums po valandos, pusantros valandos, realiai galėjom žymiai vėliau atvažiuoti, bet kadangi Vilniuje yra dideli kamščiai, mes nežinom, kelintą mes atsilaisvinsim. Tai atvykę į Larnaką, mūsų pirmas žingsnis buvo išnuomoti mašiną, tai pasiėmė pirmąją mašiną, supratom, kad kažkas netaip, tai žodžiu, išnuomavom kitą. Ir tada tiesiog tiesiu taikiniu varėm į mūsų apartamentus. Mes atvykom į mūsų pirmus apartamentus, mes realiai paėmėm juos tik vienai nakčiai, kad tiesiog pernakvot. Šiaip iš tikrųjų pas mus nebe linksmybių, bet šiaip visai, visai miela, visai gražu, toksai tiesiog simpatiškas kambariukas. Kaimynų duris, mes paėmėm už 50 eurų šitą kambarį. Šiandien romantizuoja. Bet tai bent jau yra pas mus Sea View. Čia portas, mes kranai stovi. Klausyk, aš turiu labiausiai išlepusi vyrą pasaulyje. Normaliai, va kaimynai. Galėsim sėdėti ir pabendrauti. Aš manau normaliai. Mes pasikrausim dabar telefonus, kompus, viską. Uždarinėk čia, šiaip įdomu. Šiaip iš tikrųjų nėra labai karšta, aš taip ir eisiu. Bet pas mus ir čia buvo linksmybės, mes negalėjom pajungti elektros, nes tiesiog tokia sistema, pažiūrėkite, įdomi. Nes mes pripratę su kortelėm gyvent, o čia tipo įdedi va tokį raktą ir įsijungęs šviesa. Aš galvau, kad čia gal spaudinėt, žodžiu, mes viską spaudinėjom. Tai va. Atvykom į apartamentus, kuriuose nakvosim vieną dieną. Taip paaiškinsiu jums, kodėl. Iš tikrųjų, prieš 2 mėnesius mes buvom užsibukinę apartamentus, kurie buvo mums užbukinti 20 naktų. Ir apartamentai buvo Limasolyje, buvo labai geroj vietoj, buvo labai geri apartamentai ir pakankamai, sakyčiau, nedidelė kaina buvo. Palyginus, ką siūlo kiti. Mes viską užsibukinom, viskas tvarko ir vakar mums ateina SMS iš bookingo, žinutė, kad mums viešbutis atšaukė apartamentus. Realiai esmės jie nenurodė kodėl, bet ten jau netaip svarbu, nes tiesiog reikia greičiau aiškintis, kur mums miegoti, kur mums nakvoti. Tai mes sužinojom lapkričio 11. Tai lapkričio 12 mums šiandien skrydis buvo. Tai vakar mes pradėjom ieškoti. Kadangi mums skrydis šiandien buvo 11, mums reikėjo kuo greičiau rasti, kur gyventi. Ir 20 naktų rasti vietą, kad būtų laisva, kad būtų gera lokacija. Patys suprantat paskutinę dieną. Tai žodžiu, mes sugebėjom, mes radom, aišku, žymiai toliau prie Ajanapos, nežinau, gal kažkur čia įmesiu, kurioj maždaug vietoj, nes mes turėjom visiškai pietiniai daly gyventi, bet dabar gyvenam rytiniai daly. Nežinau, ar čia geriau ar blogiau, nes aš nelabai spėjau gilintis, aš tiesiog turėjau rasti neblogą padorų variantą ir už padorę kainą, nes jūs įsivaizduojat paskutinę dieną, tai kokios buvo kainos pasiūlytos. Ir nuo didžiausių iki visiškai mažiausių, bet tokių variantų, kur aš net nežinau, už kiek aš, jeigu man sumokėtų, aš ten nenakvočiau. Žodžiu, tai mes radom, bet problemytė buvo tik tokia, kad vienintelis dalykas, kad tie apartamentai laisvi nuo rytojus, nuo ketvirtadienio, tai mums reikėjo vieną naktį apsistoti kažkur ir pernakvoti. Tai mes pagalvojom Larnaką, nes mes atskridom čia, tai pagalvojom tiesiog pernakvosim čia, užsibukinsim kažką ir važiuosim. Tai aš realiai laukiu, kol pasikrausim nuo telefonas, Igno telefonas ir mes varysim kažkur pavalgyti, nes mes valgėm lygiai 10:30, o dabar yra 5. Tai biškį nevalgyta buvo, bet žinot, kai stresiukas toksai šiaip dėl mašinos vairavimo kita pusė, tada dėl mašinos pakeitimo, tada mes negalėjom jungti čia elektros, jau galvom, kad čia kažkas bus irgi ne tai, bet viskas gerai, įjungėm, viskas tvarkoj. Tai tada dėl apartamentų šitų, dėl skrydžio čekino irgi buvo bairių, bet čia buvo vakar ir už vakar mes ten aiškinomės. Žodžiu, pas mus kol kas kiekvienam žingsnė yra kažkoks bent jau toksai dalykėlis, iš kurio galima pasijuokti arba tuo metu labai susinervinti. Čia atvarėm į vietinį restoranėlį, tai mano tipsas dažniausiai yra eiti ten, kur daugiausia žmonių, nes dažniausiai bus skanu. Čia mums atnešė porą užkandukų ir užsisakėm maistą. Aš gavau pitą su belenkiek daržovių ir ten mėsa kažkur. Ir Ignas užsisakė savo šašlą. Man patinka.
Gal kalendros. Nematau čia tą plažą. Man jau nespūdė labai tikrai liežuvė. Čia padažą. Ir tak. Mes kai tik atvažiavom tokį kibirą gavom. Tai aš šiandien sakau, tu įsivaizduok su to kibiru darai savo Zalubiškė šitas atvažiuotumėm. Sudina hotelį. Zalubiškės yra mūsų kalba, kai yra labai toli nuo pagrindinio centro. Šikna. Ignas labai nepatenkintas mūsų viešbučiu, apartamentais dabartiniais, jis yra pasipiktinęs. Nepasipiktinęs, jis yra šokė. Mum atnešė va šitus kažkokių pyragaičių paragaut, tipo desertas. Ignai, vat ką jisai valgo, pažiūrėkit. Čia yra insane. Tiesiog svogūnus ir duona. Mes su Igna ateiname į parduotuvę. Ir čia vien juodaodžiai. Ir Ignas toksai, jinai sako man, gal čia juoda baltaodžiams negalima? Nes grinai. Aš žinau, kad yra pakeliui African store, tipo grinai afrikiečių parduotuvė. Tai galvau, kad mes čia ir ėjom, bet ne, čia kitokia kažkokia. Čia grinai ir ėjom. Ne. Vien juodaodžiai atrodo, kad baltam negalima ten būti. Grinai. Nes ir šiaip... Žinai, jisai žinot, kad vėl žengia. Nes jisai pamatė va šitą va dalyką. O tai čia įėjimas? Čia ne žmogus. Labas rytas, mes jau susiruošėm, apsirengėm, dabar yra, man atrodo, dabar yra 8:05. Tai va. Labai gražus oras, nors prognozavo, kad šiandien bus lietus, bet kol kas nematyti. Mes jau susiruošę viską apsirengę. Einam gert kavos. Na, ką žodžiu, nuvažiavom į vieną kavinę, viena kavinė nebedirbo. Nuvažiavom į antrą, ten buvo žiauriai blogai. Galiausiai radom trečią, Ignas buvo radęs ją seniau. Vakar vakare, tai dabar mes varom į ją, pasižiūrėsim, kokia ten kava. Taip, tai po ilgų bandymų mums pavyko vis tik rasti kavinutę, kuri dirbo. Tai šį kartą mes nuvarėm į Cafe Nero, tai čia yra angliška kavinė. Čia labai mielas dizainas, šiaip mielas vaibas buvo, jau ten ir kalėdinės dainelės, tai toks labai fainas jausmas. Tai pasiėmėm kavutės ir varėm toliau. Mes jau pasiėmėm kavos ir keliaujam. Viskas? Palauk, aš nežinau, kad to čia važiuoti. Ir keliaujam į naujus mūsų apartamentus, kuriuose mes jau gyvensim visą likusį laiką. Tai dabar labai įdomu. Kas? Jėga. Tiesiog prajuokinau žmogų. Atvarėm į parduotuvę. Pasiėmėm, žodžiu, varysim į metro parduotuvę. Aš radau didžiausią, kuri yra, nes mums reikia tiesiog produktų visai savaitę ir mes dabar ieškosim ir šopinsimės. Ir faina, kad yra tie stogiukai, kai tipo neįkaistų mašiną ir visi stato galu. Mes su Ignu už kilometrą aukštą ir galvom, kad čia bus, tipo duonos ir taip toliau. Ir čia tipo eini į parduotuvę, bet jeigu pavargai, tai gali dar užsukti į parduotuvę, tapsime, į kavinę kavos išgert. Mes vengiam, nes čia grinai močiutės visos sėdi. Pavargai? Nėra maisto, čia... Tai einam tenai, pavargai. Čia tik tais šitie. Taip, tai mes atvarėme mūsų apartamentus, kuriuose mes gyvensim, veidrodis, kuriuose mes gyvensim 18 dienų. Sofa vaibas, man patinka, telikas vaibas, viskas vaibas. Kas man patinka, kad mums davė, aišku, vaizdas į nelabai geras, bet buvo variantai ne į jūros pusę, o į vidaus pusę, o viduj tenai yra pūlas. Va, čia yra pūlas, matot? Tai aš nenorėjau, kad būtų, va čia, šitie balkoniukai pūla. Norėjau, kad būtų į kitą pusę. Nu, tai esmė, kad visai fainai. Supratau, kaip atidaryti.
Visai neblogas. Einu pasižiūrėti, kaip čia yra kitkas. Čia vonia, tokia, paprasta. Čia video nefilmuosim, nes čia labai geltona. Ir čia mūsų kambarys. Tiesiog mielas kambariukas. Tai ką mes nusipirkom, tai vienas dalykas tai sviestas, mėsyčių, bananų, duonos, tokios paprastos, ryžių, nes mes mėgstam, vištienos filė, kurią reikia užmarinuoti su aliejum ir su visais prieskoniais. Aš paragaut tokio jų kiprietiško jogurto, nes ten labai daug tokių jogurtų ir aš paimu tiesiog paragavimą ir jeigu man patiks, aš paimsiu didesnius pakelius. Tada saldžiarūgštė vištiena, kurį vakarą darysim, makaronai, kad žinot būtų, jeigu ką. Tada agurkai, čia dar yra pas mane bulvės, mes kepsim orkaitį jaučiam. Čia dar pas mane yra paprikos, pomidorai ir kiaušiniai. Mes paimam tik 6, nes šitie kainavo 2 eurus, 6 kiaušiniai. 12 kainavo 4, man atrodo. Tai aš žinau, kad mes vakar, kai buvom kitoj parduotuvėj, tai ten buvo šiek tiek pigiau. Tai dėl to aš galvoju, kad mes čia tiesiog paėmėm bendrai pradžiai, bet manau, keisim parduotuvę ir žiūrėsim, kur kokias kainos ir kur geriausias kainos. Tai va, mes dabar realiai papusryčiaujam jaučiu net, nes dabar yra tik 10:30. Tai papusryčiausim ir važiuosim hikint. Ne tai, kad hikint, bet važiuosim į vietą, kur yra labai gražus viewpointas. Ignas grįžo su daiktais. Taip, mes prisiparkavom, žiūrėkit, koks vaizdas ten gražus. Žodžiu, mes dabar eisim tenai. Kaip gražu. Labai gražu, lagūn. Eisim, pažiūrėsim. Jo. Mes su Ignu norim apie dar didesnį ratą ir va ten nueit, bet mes nežinom, mes atėjome kažkokį offroadą. Ir mes dabar tiesiog čia manevruojam ir haikinam, bandom praeit. O, žinau, kažkaip tas gyvatės galvoju ir galvoju, ko čia per gėlytės įdomios. O. Palauk. Kaip? Mano atraminė dešinė. Supranti? Tai man aš kairę koją turiu eiti man. Čia, žinok, kažkas negerai. Nesilės prie šitą krūmą. Žiūrėkit. Climberiai. Dievais taip aukštai tas vienas. Bet, nežinau, aš manau, kad aš kažkada galėčiau pabandyti. Labai gerai atrodo. Taip, tai galiausiai mes nusprendėm nuvažiuoti į Nisi Beach. Nisi Beach yra vienas garsiausių ir gražiausių Ajanapos paplūdimių. Tai jis dažnai yra žinomas dėl labai skaidraus vandens, minkšto balto smėlio ir negilios įlankos. Ir apskritai ta vieta atrodo nuostabiai, tai dėl to galvojom, tai tikrai reikia ją aplankyti. Ir čia yra realiai Nisi Beach, tai čia yra visi viešbučiai yra pirmoji linijoje. Tai čia toksai, žinot, kaip Turkijos vaibas. Tik va ten matau dabar daugiau žmonių, o čia mes pasirinkom tokią mažesnę vietą, kur galima būtų paplaukti. Mes grįžom, jau išsiprausėm, Ignas gamina valgyti dabar, nes mes susitarėm, kad įsigamins, o aš plausiu indus. Tai va ten ramplone gal girdit griaustinį. Kiprė griaustinis. Šiaip iš tikrųjų jie labai ilgai laukė to griaustinio ir lietaus, nes man atrodo nebuvo porą mėnesių lietaus, ir čia buvo ir gaisrai ir taip toliau, o dabar lyja, tai mes lietuviai atsivežėm lietų, tai tiesiog į tą gražų taką. Kam aš pasakoju? Taip, tai šiandien diena visai, sakyčiau, ilga, nes mes kadangi atsikeliame nuo 7:30, tai pas mus jau vyksta veiksmas ir dabar yra, neturiu, pastoviai žiūrėjau, palaukit. Užsidėsiu savo kaip tik šitos. Dabar yra 3:30. Mes jau ir išsimaudę, ir pahaikinę pasivaikščioję, biškį kardio padarėm. Ir skaniai pavalgėm pusryčius, tik tai mes dar nevalgėm pietų. Tai jau 3:30, aš manau, kad šiandien mes su pietumi ir pabaigsim, tai mes, žodžiu, daromės dabar valgyti, Ignas daro, jūs girdit gal ant tramplane, kaip jis garsiai pjausto kažką. Tai va, o dabar, kadangi lyja, tai jau nebe taip ir gaila, tiesiog dirbti.
yra prisiruošti, atsisėsti, man dar reikės pasirašyti ir kažkokią dalį bakalauro, tada reikės padaryti ten dar porą darbelių būtinų ir jau iki vakaro dirbsim ir labai gerai, kad yra toks oras, nes aš jeigu sakau ryte, mes čia atvažiavom 11, kokia pusė 11, sako, davai padirbam ir tada varom. Sakau, ne, davai iš pradžių varom ir tada padirbam, nes aš kažkaip nujaučiu, kad kažkas čia su orais ne taip. Nes mums prognozė rodė visą dieną lietų ir sakau, imam, kol galim. Tai vat, aš iš tikrųjų galiu jums parodyti, kaip dabar atrodo. Nu, va tai va dabar atrodo. Gerai, kad mes viską pasiderinom ir dabar galim mėgautis laisvu laiku. Aš šiaip iš tikrųjų labai ilgai ieškau gero. Gerai! Kažkaip, žinot, kaip paauglė. Mama kažką surėkė ir toksai, gerai. Mes dar nusipirkom naujų produktų, nes mes pagalvojom, kad, pavyzdžiui, šiandien mes pavalgom sočiai, vakare mes norim tiesiog užkast, o mes neturim tokio lengvesnio maisto, tai mes, žodžiu, paėmėm dar salotų, kad pasidaryti vakare. Paėmėm tokio sūrio graikiško paragavimui, paėmėm dar humuso, nes mes buvom Lidle, o mes mėgstam Lidlą ir mes mėgstam ypatingai porą produktų tenai, tai paėmėm humusą, jeigu neragavot Lidlo humuso, paragaukit. Man kažkada prieš 5 metus sakė draugė, tipo paragauk, sakai, ne, aš humuso nevalgau, man čia iš vis neskanu, žinokit, toks skanus. Ir aš buvau prieš pusę metų, daugiau prieš metus Dubajui ir aš ragavau pirmą kartą humusą ir man jisai žiauriai patiko, nu, nes čia, žinot, jų virtuvė arabiška. Ir aš paragavau, nu, man atrodo, jeigu aš neklystu, gal aš klystu, bet man atrodo, kad čia yra arabų virtuvės. Nu, ta prasme, užtepėlė. Ir humusas Lidl'e yra labai panašus ir man labai patiko. Ir nėra, man atrodo, be pridėtinių nesąmonių jis yra. Gal tik tai koks rapsų aliejus, bet čia irgi blogai, bet man atrodo, daugiau dalykų blogų nėra tenai, tai dėl to aš tikrai rekomenduoju. Aš galvoju, kas man čia gale, tiesiog visą laiką lyg į kažką atsiremiu. Ir kas faina, kad apartamentuose, tokiuose, vat kaip Kipro apartamentuose yra visko, ko reikia. Realiai aš buvau pasiėmus savo feną, bet čia yra ir fenas, ir lygintuvas, ir yra rankšluosčiai, ir jų yra belenkė, kadangi mes turim vaikų kambarį, kur aš jums rodžiau, tai mes tikrai galėsim rankšluosčius ir iš ten imti, bet tiesiog faina, kad viskas taip, kad tiesiog visko, ko reikia gyvenimui yra. Išskyrus nėra alyvuogių aliejaus, kai mes irgi va, jį nusipirkom, nes mums labai su jį svarbu, mes labai mėgstam alyvuogių aliejų ir šiaip aš pamiršau omega 3 namuose, nes mes geriam omega 3, vitaminą D ir dar kažką, pamiršau ką. Aš geriu seleną, bet dar kažką. Ir Ignas sako, nu tai šaukštelį aliejaus kiekvieną rytą. Aš nežinau, aš šiaip nelabai taip, man atrodo, kad aš taip tikrai nedarysiu, bet Ignas sako, kad reiks kažkokius ir kaip mane nervuoja, kad esi šio čia, žinokit, o aš šiaip be akinių būnu retai, nes aš šiaip tais labai negerai matau. Nu, žodžiu. Šiandien mūsų planas yra tiesiog dirbti, todėl aš manau, kad aš nelabai ką filmuosiu šiandien jau. Bet žinokit, rytoj mes dar pasigalvosim, ką rytoj nuveikti, kur rytoj nuvažiuoti, į kokius viewpointus gal. Matyt paplūdimį, kuriame mes buvom, jisai žiauriai gražus, nes jisai vanduo visiškai skaidrus, tai man taip patiko šitas dalykas. Ir aš noriu dar daugiau tokių paplūdimių atrasti, kur tik tai būtų mažiau žmonių, nes čia yra vis tiek populiariausias paplūdimys Ajanapoj, tai reikia tokių, žinot, atrasti jau vietelių, kur mums patiktų, pavyzdžiui, ir mes vakare galėtumėm saulėlydį sutikti. Tai va. O rytoj, nu tai va, tai mes kol kas neturim tokių tikslių datų, ką daryti. Vienintelis dalykas, dar jums noriu papasakot, kas įvyko, tai žemės drebėjimas. Mes tik atskridom, nežinau, kad buvo taip, kad mes turėjom išskristi 10 kem. Mes išskridom 11:10. Ir ten kažkaip labai neaiškiai, mes tiesiog stovim eiliai, mes jau kaip ir laukiam lėktuvo, bet, nu, ta prasme, jau vos nelipam į lėktuvą, bet mes negalim į jį lipti, ten pastovi, va, tai va, varinėja karo kažkokie, nu, ir policininkai, bet ir karo akademikai, kažkokie, nežinau, kariai, nu, žodžiu, tenai toksai, žinot, kur tiesiog muitinės visokie prižiūrėtai ir ten oro uosto prižiūrėtai, nu, žodžiu, visi, kas įmanoma, vaikšto tiesiog pirmyn atgal. Nu, ir mes galvojom, tipo, kodėl, kokia problema, gal vėl tie balionai ar kažkas tokio, bet, nu, mes atskridom, viskas okei, ir tada mums tėvai rašo, jūs tam vis kaip ką tik sužaibavo. Aš labai šiaip nelabai. Aš šiaip nelabai mėgstu žaibų. Jo, Ignai, aš ir mačiau. Taip, tai labas rytas, dabar jau yra
po 10, bet mes atsikėlėm 8 valandą šiandien. Ir ten Ignas dirba kažkur. Ir, žodžiu, ramiai papusryčiavom, atėjom į mūsų terasėlę, išgeriam kavutės, pavalgėm, žodžiu, labai ramiai prasidėjo rytas, net šiek tiek lyja, tai mes pagalvojom, kad mes kaip tik pralauksim lietų, bet dabar jau geras oras, dabar jau šviečia saulė. Šiandien yra 20 laipsnių, šiaip pagrindė būna nuo 22 iki 24, šiandien yra 20, tai mes pagalvojom, būtų visai fainai gal nuvažiuoti į Kipro sostinę, tai yra Nikosija. Ir ten tiesiog paeksplorint, pasivaikščiot, pasižiūrėti čia visokių fainų dalykėlių. Nu tiesiog, vat. Eit ir kur eisim, ten nueisim. Ir kaip tik dėl to, kad nėra taip karšta kaip kitom dienom, tai galvojom, dabar būtų tobulas metas. Aišku, dabar jau yra po 10, tai man šiek tiek kaitina saulytė jau. Jau jaučiasi, aš jau galvojau, kad gal man reikia, nes iš tokio outfitų, galvojau, gal man vis tik reikėtų užsidėti šortus. Nes žiauriai kepina. Ignas sako, įsivaizduok čia valgyt. Nes šiaip tipo nieko blogo nėra šitose dalykuose, bet, tokiose restoranuose, bet čia nei vieno žmogaus, tai čia jaučiu išmirė ten. Ir žinokit, kvapas dar labai toksai fainas eina. Mes žvengiam su Ignu, kad čia, žinokit, labai daug jaunimo. Oi, šitas dėdukas. Ir čia makas su Starbucksu sudėtas, grinai, lemba, ko reikia jaunimui. Kažkokiam, žinokit, reiviniam tūlikė. Mes su Ignu bandėm ieškoti vietos, kur išgerti kavos ir čia labai miela, bet dabar... Tai ragaujam. Taip įdomi, mums skirtingų šitas idėja. Tipo, padeliai, tiesiog random. Nes aš kapučino. Skanu. Palaustik. Man čia cinamono idėja, ne? Jo, o tu norėjai šokoladą? Jo, bet nesvarbu, man patinka irgi. Man tai ne. Nors palauk, duok paragausiu, nes aš kažkaip anksčiau ragavau, man nepatiko su cinamonu. Tavo švelnesnė, visai daugiau pieno. Tai nesatė. Kapučino mažiau pieno? Gal keičiamės? Man atrodo. Tai galim biškį tortą pagerti. Gerai. Nes man ir tas skanu. Pas mus Ignas mėgsta pas mus. Dėra tokia, negalima lietuviškai taip sakyti. Aš visą vlogą sakau pas mus. U nas. Ar jūs sakėt, aš... Ne. Ignas mėgsta tiesiog. Ignas mėgsta labiau laidės visokias. Aš kartais galiu kapučiną paimti, jeigu labai noriu kavos. Arba, ne, juodos niekada. Bet pavyzdžiui yra flat white'as, man atrodo, kur įpila juodą kavą ir įmaišo putų šiek tiek. Čia yra flat white'as, nes nėra pieno. Tai man atrodo, aš tokį kaip tik namuose ir neriu. Nu, nepasakyčiau. Ne? Tau įsipila pieno. Nu, biški jo. Įdomu, kokia riba yra tarp flat white'o ir kapučino. Aš nežinau, aš ne ekspertas. Tai va, tai iš tikrųjų miestukas visai fainas. Kas gero dar čia. Tai čia labai ramu, bet toj gatvėj, kur mes ėjom, labai daug buvo vaikų. Tai ten jau nebuvo ramu išvis. Erol. Jo, čia labai faina vieta. Jo. Bet čia, man atrodo, yra hipsterinė vieta. Man atrodo, jo, gali būti. Nes čia tokia, aš taip išsigandau, aš traukiu, va tai va, čia bananas. Jo, čia fainai. Toks čiūlas. Jo, čia toks vienai šitų. Nu va, žiūrėk. Va toks vaibas. Bet labai miela. Ir saulė biškį šviečia. Šiandien nėra taip karšta, tai dėl to, kad nėra taip karšta, galima normaliai. Nu, Ignai. Niam. Paskendo. Čia tiesiog sakė, kad tu altana, tai tau padės. Ne, čia tiesiog paskendo numirėlį. Tai va, tai mes pasivaikščiojom, pasižiūrėjom, nu, kaip ir sakom, nėra kažkas labai ypatingo. Įdomu tas faktas, kurį aš jums parodysiu dabar. Čia, žinokit, mes ėjom ir mes priėjom jau kitą šalį. Čia yra jau, jeigu pereini, tai žodžiu, ten jau yra Turkija. Bet dėl to, kad mes nepasiėmėm pasų, mes negalim tenai patekti. Labai gaila, nes ten tikrai gražu. Bet tiesiog visą laiką stovi užsifryzinęs, o tai va.
Jo, bet- supras, ką ten žmonės daro. Bet labai įdomu, kad tipo, grinai va, ten jau yra kita šalis. Tai va, tai šitas labai įdomus dalykas. Mes nepasiėmėm pasų, tai biški gaila, nes jį galėtume prasėti, bet aš manau, kad mes gal kažkada dar nuvažiuosim tenai, nes visai įdomu būtų pamatyti tą kitą pusę Kipro. Nes iš tikrųjų šiaip į tą pusę važiuoti su mašina negalima. Nu, teoriškai, jeigu tu nuomojas mašiną negalima, Galima. kartais, nu galima, bet ten Primokėti reikia. nemažai, visą laiką. Vizas. Jo, visą laiką. Bet žinau, kad tie, kas pietiečiai, kas, man atrodo, nuomoja čia mašiną, jie šiek tiek vengia, kad tu važiuotum su šitą mašiną į kitą salos pusę. Nu, aš esu girdėjus šitą mintį kažkada. Tai pažiūrėsim. Tai va, reikia dar susiplanuoti, ką rytoj veikti, kur rytoj nuvažiuoti. Ir aš labai norėčiau pahaikinti į šiaurinę salos pusę, nes jinai labiau tokia yra, turėtų bent jau būti labiau apželdinta. Teisingai pasakiau? Žalesnė. Nu, žalesnė, tiesiog žalesnė. Tai va, tai aš labai tikiuosi, kad taip ir bus ir va, reikia mums tiesiog susiplanuoti, susižiūrėti maršrutą, nes šiaip iš tikrųjų važinėti pirmyn atgal iš mūsų miestelio iki ten kitų miestų yra reikalų, nu kaip aš ir sakiau ten. Valandą. Jo, po valandos su pusė. Čia ir to mes čia tik atvažiavom į čia vidury salos. O Pafosas yra iš vis dar toliau. Porą valandų reiktų važiuoti jaučiu į vieną pusę. Taip. Tai jeigu mes jau kažkada, kai norėsim važiuoti į Pafosą arba į tą labiau pusę, tai čia yra vakarinė salos dalis, tai mums reikia išvažiuoti anksti ryte ir grįžti vėlai vakare, nu tipo kažkaip jau šitą derinti. Bet kol kas aš nelabai noriu ten važiuoti dėl žemės drebėjimų, nes žinokit, žemės drebėjimai vis dažnėja ir kiekvieną rytą būna po kelis ir toj salos pusėj, į kurią mes norim tiesiog nuvažiuoti pasižiūrėti. Tai aš šiek tiek vengiu tenai važiuoti bent porą dienų, kol tiesiog nenurims, kad tiesiog būtų ramiau. Tai va. Labai gražu. Žinokit, noriu. Rytoj gal į baseiną nueisim?